su 18-mečiu Lietuvos rinktinė dalyvausime Europos čempionate, turėsime vieną turą. Turime stiprų branduolį, kurie jau turi patirties ir vyrų čempionatuose, tai ir vadinkim, jie bus mūsų vedliai ir tikimės, kad vadinkim, tie papildomi žaidėjai susitvarkys su savo psichologija ir savo mentalitetu. Tikslai gal turnyro nėra gal apibrėžta vieta, bet yra tikslas, kad kiekvienos rungtynėse kovoti, parodyti savo geriausias pusės ir išėjus iš aikštės pasakyti, kad viską padariau, rezultatas yra toks, koks yra. Daugiausiai akcentavom tai, kad kas yra aikštėje, turi žinoti visi, kas ką darom. Tai yra, kad visi būtų, kaip sakant, vienam puslapį, kad nebūtų nežinomų. Tai labai daug akcentavom į žaidimo planą, žaidimo situacijas modeliavom, kur ką darom. Uždaviniai, aišku, žaisti mūsų žaidimą, tą laisvą atakuojantį regbį, kaip ir mes mokam. Sunkiausia tikriausiai mums šiuo momentu yra gynyba, mes turim dar patobulėti, nes pult mes mokam, mėgstam, tiesiog reikia išmokti norėti gintis. Aišku, reikės atsipalaiduoti, suprast, kad tas pirmas varžybas bus sunkiausias, jas atžaisti ir tada jau turėsim tikrai smagų ir gerą turnyrą. Aišku, pagrindinis mūsų tikslas patekti į top 6. Tikrai čia yra pagrindinis mūsų tikslas. Atstovauti Lietuvą visą laiką yra didelė garbė. Ir aišku, mes norim keltą regbio lygį Lietuvoje. Ir tokiam čempionate tai daryti yra tikrai nuostabus dalykas.